Virusas ne koroninis, turi uodegėlę. Jo. Turėjo uodegėlę, ne koroninis. Jie ne, va šiti turi Šitie. uodegėlės, jo, ir tokias jos tarsi pūkšt ir prilimpa, supranti. Pūkšt prilimpa ir jos iš karto aplink tavo kūną sukuria tokį kaip tinklą. Nelygų, tokį visiškai, Supratau, tai supratau. nėra toksai taisyklingas jisai. Ir jisai gali būti irgi, ir korona tą patį iš tikrųjų darė, ne, kad pažeisdavo kažkokią tai silpną vietą. O čia tiesiog, net nesakyčiau, kad per silpną vietą gal kala. Tiesiog kaip prilimpa, jo, ir kur papuolė ten ir jisai skverbėsi. Jis sudaro tą tinklą ir jisai, va, tokia, toksai, bet irgi jisai lipnus. Panašiai kaip vat ir korona, ne, buvo tas toksai, irgi tokie, lipnūs tokie, ne, tas ir žalios masės, tos būdavo kažkokios, ne, bet čia net spalva skiriasi iš tikrųjų, tai vadinasi, formulė tikrai yra kita. Gerai, kas čia pumpuoja tos virusus? Gali pakilti aukščiau pasižiūrėti, kas čia leidžia tos? Šiaip tai leidžia, tai reptai, tarkim, va tą visą tą tokį... Ant visos žemės ar yra konkrečios šalis, kur labai jau čia reikia paleisti? Ant visos žemės. Ant visos, nevaro. Tai čia vėl kaip ir anksčiau būdavo pagal koncentraciją. Bet yra planas. Per sveikatą, ne, varyt, kad bet vis ne tiek tik per atkristų. sveikatą. Ne visur bus sveikata. Yra planas, kurio šalys labiau per sveikatą, kurios daugiau per, tarkim, per stichijas, kažkas, vat, kaip, per karą, ta prasme, destrukcija bet taip nėra, ne, kad viena šalis gaus ir virusą, vienodai ir karą ir bla, 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 tai yra, kaip sakyt, paskirstyta regionais ir jie yra keičiami. Va tas yra, kad jie yra keičiami, kad va tas, žinai, kaip toks atrodytų, kad va kaip, žinai, aš šiandien žinau, kad va man saugu, tai yra tenais, ne? Kad nėra, va tas, va, kaip sakau, žemė nėra saugios vietos, nes bet kada planas gali būti pakeistas. Dėl to, kad jis nebūtų nuskaitomas ir nuspėjamas, nes per daug žmonių geba nuskaityti lauką. Dabar žiūrėk, dar Inesa klausimas, ar čia planas tą tiesiog destrukciją įvesti? Taip. Ar vis dėlto mažinti žmonių skaičių? Ir taip, ir taip. Bet man toks visas, kad žemės forma atrodo keisis, ne tik tai, kad reljefas, žinai, kaip reljefas jau, kad keisis, matėsi jau čia senai, kad jisai kisa, ne, kad jisai bus kitoks, bet forma žemės keisis, jinai iš tos tokios kaip plokštumos nepereina kažkodėl tokį trikampį net, sakyčiau. Oho. Iš žemės toks vaizdas, kad norima padaryti, kaip, nežinau, ar tinka tas žodis, palydovą. Kažkokį tais, kaip palydovo atrodo, kad tas trikampis, kuris turėtų susidaryti, čia aišku, čia ne per mėnesį, ne per kažkokį tai laiką, kaip atsidarys didžiulis portalas. Kažkas per tą portalą kažkas bus įleidžiami į žemę, ta prasme, kaip užvaldyti. Tikslas toksai planas yra. Kažkas per tą turės ateiti į žemę, kad užvaldyti žemę. Oho. Ir dabar žiūrėk, dar tokį klausimą užduosiu. Gal iš tikrųjų yra jau planeta, kur kai kurie išrinktieji jau ruošiasi persikelti? Ne. Iš žemės. Jinai yra mintyse, bet nepavyks. Tai aš kalbu apie žmogų. Ta prasme, apie žmogų. Aš nekalbu apie tuos kūrinius, robotus ir tos. Žmogui dar, ta prasme, jisai dar nepritaikytas. Robotai taip. Robotai taip. Gerai, tai dabar žinai, ką jisai su fiziniu kūnu kol kas nėra taip padaryta, kad galėtų persikelti.
nežinau, net kur čia girdėjau, bet kažkaip dabar tu, kai šneki, vis ta mintis man eina, aš kažkur, žinai, kur, kad jau tipo yra atrasta kažkokia, bet čia apie žmonės kalba. Taip. Kad kažkur jau galėtų gyventi, žinai, žmogus ir ten po biškį ruošiama, žinai. Ne. Ta prasme, man tai šitą informaciją nepastvirtino, gal kažkas ir mato ir gal taip yra. Žmogus, ne. Ne. Ta prasme. Ne, mes galim pereiti ten ar į kitas dimensijas ar kažkur, bet ne, ką tu kalbi, bent ką aš įsivaizduoju. Čia, žinai, toks vos ne kaip į Marsą. Jie planą turi, aš suprantu, ką tu sakai, jo, bet ne, Gerai, dabar žiūrėk, grįžtam tada prie tų virusų, paskleidžiam tada tokią aukštą energiją, visus tos virusus nuo savęs traukiam. Jeigu taip pat kas man eina, tai ne apie žmonės ten kalba, Jolanta. Supratau. Kurie tik žmogaus pavidalo čia gyvena. Taip. Supratau. Tai jie ir ruošia savo vietą. Taip. Nes paprasti žmonės tai net nesuvokia, apie ką čia eina kalba. Ne. O tie, kurie gal ir žmogaus pavidalu, jie čia egzistuoja, bet jiegi bet kada gali, žinai, pakeisti savo pavidalą. Taip. Tai manau, kad čia taip ir yra. Gerai, tai grįžtam prie savęs, pakeliam dabar energiją ir tiesiog sprogdinam tos visus, tas uodegėlės, tos virusiukus, kiekvieną nuo savęs, iš erdvės savo, duodam savo irgi klientam visą informaciją, kad irgi kiekvienas nuo savęs sprogdina visus tos virusus, kurie jau yra įsiskverbę, kurie yra erdvėje, kurie jau prilipę ant kūnų subtiliųjų. O ant eterinio limpa, ne? Ar ant visų? Ant eterinio, ne? Astraliniai kūnai dabar žiūrim. Irgi tinklai kažkokie eina. O astralinis kūnas dar yra, ne? Nieks ten dar netirpsta, nenyksta. Kai paskavimus žiūrint, tai kažkas, bet dabar taip žiūriu, šiaip labai daug tokios, kur astraliniai kūnai patekę, tarkim, tokia violetinė su juoda šviesa tokia, žinai, kaip atrodo ultravioletas, man kaip eina, ne? Bet man toksai irgi eina kaip švitinimas, nežinau, kaip pasakyčiau. Tai nieko nuostabaus, pažiūrėk, kas vyksta kūnuose fizinius. Grinai kaip švitinimas eina, šitas žodis turbūt geriausiai ir tiktų. Gerai. Atšaukiam, tiesiog irgi ir savo duodam mane tokias apsaugas ir vėl klientam duodam burbuliukų, kas klauso, kas įdėsim šitą įrašą. Tik tai kelt vibracijas, ta prasme, jo, dabar čia dienai ne kažką tam bandyti dirbtinai daryti, bet tiesiog išlaikyti ramybę, kuo mažiau pasiduoti aplinkai, tai baimėm tom visom. Baimė bus tik daugiau. Jo, ir tas ligų irgi, kad jos kimba, jų yra ir daug, ir erdvėje, ir fiziniam kūnai irgi. Nes fiziniam irgi yra ne tik eteriniam lauke, va tas, kad, irgi supras, kad tai nėra jau dabar tik tai, ką kalbam ir apie eterį, ne, tai yra ir fiziniam plane tai vyksta, bet kuo aukštesnės vibracijos, kuo didesnė. Ir jeigu susirgi irgi nepradėjot galvoti, kad aš nusižeminau vibracijas, tiesiog normalu, jų laukiai yra iki tiek daug, kad yra normalu susirgti. Ir kad jie limpa ir prie aukštų vibracijų, bet kuo mes išlaikom tą ramybę, ne, tas aukštesnės vibracijas vadinamas, ne, tai kam reikės tą supras, ne, tai lengviau tai pereiti ir tas virusas tiesiog nesimaitina ir jisai atkrinta. Bet taip dabar bandoma labai stipriai per tai ir mūsų erdvėje yra to daug. Ir su lietučiu irgi tas labai gražiai. Taip. Nes tiesiog atrodo drėgnas oras, ta drėgmė lietus ir tas drėgmė, tas žodis dabar atėjo, ne, per drėgmę eina, labai stipriai per drėgmę.
Nes geriausia terpė. Bet čia kažkaip va šitas man vis tiek neina ne su kvėpavimo takais, ne į kvėpavimo takus. Kažkodėl man irgi eina daugiau per žarnyną. Žarnynas kažkodėl kabinasi. Nu, pirmasis žinai. Pusiaujas, ta prasme pusiaujas eina. Nu, tai aišku, ir emociškai irgi. Bet kaip kala ne per gyvybę. Matai, va tas, kai buvo plaučiai, ne, tai mirties ta baimė, čia ne per tai eina. Supratau. Per emocijas čia. Vibracijas. Žemė. Kad neišlaikyto lauko, kad tą tinklą suardyt visą šviesos, kur kuriasi. Nu, destrukcija paleista visame kame ir čia vėl apie tą patį, ne, kad to bus tik daugiau ir kiek sugebėsim patys dabar jo, nes reikia suprasti tiesiog žmonėm, kad tik tai mes patys galim išlaikyti šviesos tinklą, ne? Šviesos tinklas išlaikomas tik tai aukštose vibracijose, kiek išlaikysim ramybę, kiek nepasiduosim, ką visada ir kalbam, ne? Tiek tą tinklą ir išlaikysim. Ne kažkas ateis gelbėtojas, tik tai patys. Ko labiausiai jie ir bijo. Tai visi nori, kad kažkas už juos kažką padarytų. Duodam šitų burbuliukų, ką dabar kalbam, ką valėm apie virusus, tiesiog irgi paskleidžiam į erdvę. Vėl apie tą patį priminimas, tiesiog pirmiausia išreikšti valią. Kad čia ta informacija irgi yra neišsigąsto, kad žinot, kaip sakau, čia ne gąsdinimui, o žinojimui tiesiog. Tai nėra nei mirtina, nei blogai, tiesiog, kad taip yra, tai priimti ir su tuo susitvarkyti. Taip? Gerai. Grįžtam prie savęs.